Treneri, na visų pirma, leiskite pasveikinti su ta nauja rolė Žalgirio komandoje, su trenerio rolė. Ar pačiam dar nekeista įsilieti į tokį naują amplua? Ne pirmą kartą jau šį sezoną, vis tiek prie sezoninės buvo varžybos, tas pasiruošimo ciklas ir trečios varžybos, taip kad jau šiek tiek pripratau. Kas galbūt buvo keisčiausia pradžioje šio darbo? Sėdėti ant suolo ir be šansų išeiti į aikštelę. O koks esate dabar krepšinio rungtynių žiūrėtojas? Ar išlenda dar tos emocijos? Na, žaidėjo pasiekmė. Visą laiką vis dėlto emocijos, krepšinis be emocijų nebūtų ta sporto šaka tokia įdomi. Visą laiką emocijos išlenda, tik ties dabar emocijas reikia šiek tiek daugiau valdyti, nes jau asistentam nuo suoliuko pakilti griežtai draudžiama, taip kad tenka susivaldyti. Treneri, papasakokite apie jūsų darbo rutiną. Kokia ji yra, už ką jūs esate tiksliai atsakingas? Tiksliai labai čia ilgai pasakot, bet ne, ateini prieš treniruotę anksčiau 1,5 valandos ir kai kurie žaidėjai individualiai tobulinam ten kai kurios savybės, lavinam ką reikia ir šiaip per treniruotės daugiau atsakingas už didelių darbą su dideliais. Buvo pasidalina maži dideli, tada aš lieku su dideliais, Šarūnas su mažais. Na ir šio sezono Žalgirio komanda turi labai pajėgią priekinę liniją. Ką galima pasakyti apie šios vyrukus, kurie papildė Žalgirio komandą, kurie jau yra iš seniau? Apie Paulių Robertą, man atrodo, nėra ką pasakoti, visi viską žino, o Janas su Broku du žaidėjai, kurių gal nelabai kas ir matė. Ir per šitas paskutinės varžybas, man atrodo, atsiskleidė šiek tiek, kad Brokas yra toks daugiau veidų žaidžiantis ketvirtas, kuris praėjimai ir metimai iš toli, o Janas yra toks jau tradicinis labai centras, kuris žaidžia nugarą į krepšį. Taip kad toks mišinys labai geras gaunasi mums.